Jau tie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus. Pauliau, šiuo metu valdai virš 20 PPC projektų su apytiksliai 30 000 eurų mėnesinių biudžetų. Kaip marketingo vilkai buvome pripratę prie AdWords interfeiso. Vėliau pasirodė Google Ads, o dabar vėl turime naują versiją. Sakyk, kaip turėtų atrodyti tvarkinga Google Ads paskyra ir kas naujo? Taip, Simonai, ačiū. Puikus klausimas. Tai sveiki ir mūsų klausytojai šiandien. Google Ads turbūt vienas iš tų plačiausiai naudojamų reklamos kanalų Lietuvoje ir už jos ribų. Ir turbūt vieno atsakymo, kaip turėtų atrodyti Google Ads paskyra, būtų sunku atsakyti, tai čia labai gan platus klausimas, bet turbūt norėčiau pradėti nuo tos vietos, kaip vis dėlto turėtų Google Ads paskyros logika ir struktūra atrodyti. Tai per paskutinius 4 metus atlikome daug skirtingų Google Ads paskyrų. Teko matyti tiek gerųjų daug praktikų, tiek blogųjų praktikų. Turiu omeny, kad auditavai išsamei ir pateikė rekomendacijas. Taip. Tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose projektuose. Taip. Tai labai iš pirmo žvilgsnio galima matyti, kiek daug skirtingų žmonių dirbo su Google Ads paskyra, nes dažnu atveju tiek pačios struktūros keičiasi Google Ads paskyros ir labai gaila būna, jeigu matai, kad paskyra mišrainė. Tai to prasme, ką noriu pasakyti su to mišrainė, tai daug skirtingų reklamos formatų, nėra aiškių tikslų, besikartojančios paslaugos ir panašiai. Tai visų pirma, patarimas yra, kad susitvarkykite Google Ads paskyros logiką ir struktūrą. Tai jeigu imam kaip pavyzdį, tarkim, kosmetiką prekiaujantį prekinį ženklą, tai turbūt bus skirtingos produktų kategorijos, skirtingi marketingo piltuvėlio etapai. Tai viršutiniam, pavyzdžiui, marketingo piltuvėlio etapui, tai top of the funnel būtų, tarkim, YouTube reklama, kažkokie brand awareness. Tai ir pavadinimas turi tą sakyti, kad top of the funnel, kad būtų aišku ir kitiem komandos nariam prisijungusiem prie paskyros, kad va čia šita kampanija atlieka tokius ir tokius tikslus, bei tą ir tą daro, bei tokius ir tokius produktus reklamuoja. Tada, tarkim, middle of the funnel, tai tas vidurinio piltuvėlio etapas galėtų būti kažkokios vaizdinės reklamos, display vadinamos. Ir bottom of the funnel, tai tarkim, paieška gana efektyviai veikia. Tai galima tada tas skirtingas kosmetikos produktų kategorijas kategorizuoti į skirtingus ad groupsus. Tai čia būtų ta tokia preliminari Google Ads paskyros logika, kad svetimas žmogus užėjęs į paskyrą iš karto suprastų, kaip paskyra sudėliota, kad nereikėtų jam narplianti jos kelias dienas iš eilės. Taip labai paprastai, tai tu rekomenduoji, kad būtų kampanijos pavadintos pagal pirkėjo kelionės etapą ir produkto kategoriją, ne? Taip. Ir tada, jeigu jau palėtei šitą temą, tai galima eiti gilyn į pačią kampanijos struktūrą. Tai šiuo atveju gal tada paimčiau Google Ads paieškos reklamas ir kaip pačios kampanijos struktūra turėtų atrodyti. Tai pačiam viršui yra kampanijos nustatymai. Tai bendrai kampanijos nustatymai veikia daugmaž tokiu principu, kad juose nustatysi tokius bendrinius nustatymus, kaip kanalų pasirinkimas, tikslų pasirinkimas, tų KPI suvadinamų, koks tavo tikslas yra ten pardavimai, trafikas ar brand awareness. Tada pasilinksi lokaciją, kalbas, tai čia kampanijos lygių nustatymai. Tada einam giliau ir tada yra reklamos grupių nustatymai. Tai per skirtingas reklamų grupės reklamuojam skirtingas dažniausiu atveju produktų grupės. Tai šiuo atveju, jeigu kosmetikos prekinis ženklas, tai į vieną grupę galim dėti produktus kaip lūpdažiai, tarkim, lūpoms, į antrą kategoriją, tarkim, kažkokie veido kremai gali būti, bet labai svarbu šiuo atveju nesumesti
daug, plačiai ir labai skirtingų grupių į tą pačią kampaniją. Ką noriu to pasakyti, kad paieškos turi labai sutapti. Tai stenkitės kurti ad groupsus su produktais, kurie turi panašias paieškas toj lokacijai, kur leidžiat reklamas. Tai bloga būtų praktika, jeigu, tarkim, lūpdažių per mėnesį ieško ten, nežinau, 100 000, o tų kremukų kažkokių ieško ten 10 000. Tai automatiškai visas mūsų biudžetas nueis į tą didesnę ad groups, reklamos grupę ir neduos prasitestuoti tai mažesniai. Tai reikėtų labai sukombinuoti šitą vietą gerai. Ir tada taip pat kalbant apie reklamos grupės, šitoj vietoj būtent testuojam naujus targetimus, tikslinės auditorijas. Tai galim vienam ad groupse testuoti vieną auditoriją, kitam kitą auditoriją. Ir tada visiškai jau paskutinis tas etapas, tai yra jau patys skelbimai. Tai skelbimų lygmenių testuojam skirtingus landing pages, skirtingas antraštes, aprašymus, extensionus. Ir turbūt tiek būtų. O tai su keywordais dar turbūt, jeigu suplaksi daug skirtingų įvairių keywordų į vieną ad groupsą, tada bus ir quality score'as prastas, landing page nebus tų keywordų, tada bus paspaudimas brangesnis negu konkurentam ir taip toliau. Tai gali gal dar keywordų temą paliesti per kampanijas. Jo, tai keywordsai yra tada prie reklamų grupių lygmenių. Tai kiekvienam reklamos grupių lygmenį mes pasidarom raktažodžių analizę prieš kurdami skelbimus. Tai čia turbūt vienas populiariausių ir gan tikrai naudingų įrankių. Tai Keyword Planneris Google Ads'uose yra, tai rodo tiksliai mėnesinės paieškas raktažodžio ir kaip keitėsi per pastarąjį laikotarpį. Tai šiuo atveju aš siūlyčiau per daug su raktažodžio analizė neįsiplėsti, tai geroji praktika yra 10-15 raktažodžių per reklamos grupę, nes kodėl taip? Nes per laiką vis tiek jūs įsigryninsit, kurie raktažodžiai efektyviausi. Būtų labai klaidinga, jeigu labai mes daug tų raktažodžių iš pat pradžių prisiriserčintume ir prisidėtume ten 50 ar kažkiek, ir tada automatiškai mūsų biudžetas neištemptų, tada pradėtų visi tos problemos susidėti vieną. Tai pradžiai rekomenduočiau vien kelis pasidaryti raktažodžius, susidėti į grupę. Labai rekomenduoju taip pat naudoti ir prekinio ženklo raktažodžius, tai čia turbūt sugrįžtume prie tos temos, kad darant raktažodžio analizę labai svarbu pagalvoti apie search intent ir search volume. Tai search intentas tai yra realiai raktažodis pasakantis, ko potencialus klientas ieško. Tai yra trys skirtingos kategorijos, jeigu neklystu. Tai tas pats pirminis tai yra how to raktažodžiai. Tai pavyzdžiui, kaip nusidažyti lūpas su šiuo lūpdažiu. Šiandien ryte žiūrėjom pet care hacks, žinai, arba how to ten prižiūrėti savo katę, žinai, ir iš karto randu turinio ir jame gali būti labai naudingos reklamos. Jo, tai šitie viršutiniai raktažodžiai, jie būna dažniausiai sufokusuoti į informacinį pobūdį, tai vartotojas dar nepasiruošęs yra pirktis, tai tikėtina, kad čia mes pirkimų nesulauksime iš šitų raktažodžių. Tada per vidurį būtų tie palyginamieji raktažodžiai, dažnu atveju, tai pavyzdžiui, ten, nežinau, lygina vieną prekinį ženklą su kitu ten, arba kuris geresnis, ten top 10 prekinių ženklų, tai jau čia būtų tie vidurinio, jau vartotojas šiek tiek žino apie kelis prekinius ženklus ir tada gilinasi tiesiog, kas geresnis produktas, kieno kaina geresnė, ir tada jau tas pats paskutinis raktažodis, tai kada jau vartotojas yra pasiruošęs pirkti, tai bottom of the funnel tie raktažodžiai vadinu, tai jie dažnu atveju būna susideda iš kelių žodžių, tai long tail tie raktažodžiai, tai dažnu atveju būna prekinis ženklas paimtas ir plus, tarkim, kaina, pirkti, va tokie jau žodžiai, kurie call to actionai vadinami veiksmai kažką atlikti, pirkti. Nu, tai mes šiuo atveju norim parduoti kosmetiką, tai būtų kaina ir pirkti turbūt tie keli raktažodžiai. Tada
pagrindiniai produktai irgi, pavyzdžiui, grupės pagrindinių produktų irgi įseitų čia, tai tarkim, nežinau, kažkokį imam Uriage, šampūnas ar kažką. Tai jau šitie raktažodžiai yra efektyviausi mano manimu, tai reikėtų pradžiai fokusuotis į šitus ir tada galima automatiškai, jau kaip daugiau rezultatų gausim po savaitės, po 2, pridėti vis naujų tų raktažodžių. O kaip, jeigu einant dar į gilį, pakomentuotum, bet sakai, per vieną adgroupsą turėti nedaugiau 10 keywordų, kaip jie turėtų būti broad matcho, exact matcho, ar mixas turi būti kažkoks tais? Puikiai temą palietei čia, Simonai, tai čia labai daug priklauso turbūt irgi nuo rinkos dydžio. Tai šiaip, jeigu kalbam apie Lietuvos rinką, jeigu visoje Lietuvoje leidžiam reklamas, tai kažkokiem populiaresniem raktažodžiam visą laiką rekomenduoju pradėti nuo phrase match. Tai gal pradžiai paaiškinsiu, kokie jie yra 3 tipai. Tai broad match, phrase match ir exact match. Tai broad match raktažodžiai yra laisviausi, aš taip vadinu, plačiausi. Tai juos naudodami ateis srautas į svetainę, kartais net iš tikrųjų visai kitokiais raktažodžiais, negu mes taikomės. Tai jeigu imam šiuo atveju Uriage šampūnas, tarkim, raktažodžiai broad matchas, tai į mūsų svetainę galėtų ateiti šiuo atveju, tarkim, apie Vita plaukų šampūnas. Raktažodis toks galėtų atvežti, net nebūtinai Uriage šampūnas. Tada phrase matchai jau yra susiaurinti raktažodžiai. Tai šitoj vietoj tą patį naudojant Uriage šampūnas, tai skirtusi labai minimaliai. Tai būtų tik tais keli sinonimai įtraukiami. Ir tada exact match, tai jau visiškai toks, kokį mes įrašome raktažodį. Tai jau čia pats siauriausias būdas, kaip atvesti srautą į svetainę. Tai jeigu mes taikomės Uriage šampūnas, tai tik Uriage šampūnas ir labai minimalios gramatinės klaidos tame raktažodžiai atves srautą į svetainę. Tai grįžtant tada prie to patarimo, kaip reikėtų iš pradžių formuluoti raktažodžius savo reklamų grupėse. Tai iš pat pradžių rekomenduočiau naudoti kombinaciją phrase match ir exact match. Tai tarkim, Uriage šampūnas phrase match ir tą patį duplikatą naudojam exact match. Ir tada, jeigu, tarkim, po savaitės arba po 2 matom, kad prastai ten skelbimai sukasi, trūksta rezultatų, tada galim plėsti į broad match. Bet sakau, su broad match gan reikėtų atsargiai, nebent rinka mažai yra šiuo atveju ir tada reikėtų prasiplėsti. Tai kas be ko, turbūt bet kokiu atveju vis tiek rekomenduočiau daryti labai daug testų. Tai nes iš testų gaunam jau tuos rezultatus, kas veikia, o kas ne. Tai čia mano dabar yra realiai spėlionės ir kažkokie patarimai iš ankstesnės praktikos, bet jūsų industrijai gali būti visai kas kitas. Tai vat, netgi čia mes esam 2 žmonės ir mes jau turim skirtingas strategijas. Tai turbūt kiekvienas specialistas naudoja šiek tiek kitaip. Tai aš, jeigu tik biudžetas leidžia, tai visada pradedu nuo broad matcho, bet kiekvieną dieną žiūriu frazes ir tas, kurios netitinka, dedu į negative. Va čia irgi gal kitas klausimas apie negative keywords, kad pakomentuotum. Tai man visai patinka, jeigu tik pasikartosiu, leidžia biudžetas eiti iš broad match ir tada siaurintis iki to, kas konvertuoja. Nes eidamas per phrase match ir exact matchą, tu gali, jeigu tu pasidarai gerą researchą keywordų ir žinai vartotojo elgseną, tai tu gali drąsiai eiti. Bet jeigu tu startuoji ir esi dar pakankamai žalias, neturi patirties, tai broad matchas, aišku, vienas keywordas suvalgys 95% biudžeto, bet tu pamatysi šitam reporte, pagal kokius queries buvo paklikinta ir parodyta, žinai. Bet tada tu turėsi kiekvieną dieną prie to sėdėti. Šiuo atveju iš viso galima net pasidaryti testą, tai tie vadinamai taikymosi technika SKAGs, tai Single Keyword Ad Groups, ir tada vieną ad groupsą pasidarom su broad match, o kitą su phrase match, vienu raktažodžiu. Ir tada mums viskas bus aišku po savaitės, po 2, kas būtent su tuo produktu geriau veikia, ar phrases, ar broad matches. Bet jie tada tarpusavy konkuruos, nes broad matchai įeis to phrase matcho variaciją. Jo, bet čia vis tiek būtų būdas, kaip galėtume patestuoti. Jie konkuruos. Gerai, tai gal apie negative keywords dar žodelį tartum? Jo, tai negative keywords reikėtų irgi periodiškai optimizuoti, tai eiti per search termus pasirinktojo
pastarojo periodo ir pridėti prie negative listų. Tiesa, reikėtų gan atsargiai su jais irgi, nes jie veikia tuo pačiu principu, tai galime exact match, phrase match ir broad match, tai broad match nerekomenduojama daryti negatyvų, nes tada realiai paieškų nesurinksit. Buvo čia keli irgi tokie atvejai, kai teko daryti auditus ir impressionų visai skelbimai nesurinkdavo, pasirodo, kad labai daug buvo broad matchų negative keyword liste. Tai geriausia vien tik tais exact matchus naudot, o šiaip jeigu tikrai ten nereikia kažkokio, tai galima dar į phrase matchą, bet čia labai jau atsargiai reikėtų su tuo daryti. Tai realiai periodiškai tai mes su komanda, tai jeigu kažkokia vidutinio dydžio paskyra, tai kas savaitę optimizuojam tos negative keywordus, bent Lietuvos rinkoje. Jeigu didesni biudžetai, tai tą reikėtų automatiškai dažniau daryti. Tai čia labai irgi pagal, nežinau, ar taip galima sakyti, pagal skonį tuos negative keywordus irgi optimizuojam, nes imant kelis tuos pačius prekinius ženklus prekiaujančius panašia kosmetika ir, pavyzdžiui, vieniem konkurentų raktažodžiai generuoja pardavimus, nu, tarkim, nežinau, jie neturi tos produkcijos, bet panašiai prekiauja, bet jie padeda atvesti srautą, kuris galiausiai atlieka pirkimą, o kitiem tie neveikia dalykai. Tai ką rekomenduočiau čia nusistatyti kažkokias metrikas, pagal kurias jūs optimizuosit neigiamus raktažodžius. Tai tarkim, per savaitės bėgį raktažodis ten surenka parodymų 20 ir jeigu CTR arba ten klikai skaičiai maži, tai reiškia, kad jis nėra jis negeneruoja paspaudimų į svetainę, tai reiškia, jis nebenaudingas yra. Tai naikinam ir viskas tiesiog smulkmeniškai. Kartais būna net sunku naikinti raktažodžius, kuriuos tu iš pat pradžių tikėjai ir net pats įdėjai juos, bet jie tiesiog neveikia. Ir, ta prasme, turi atsisveikinti, nes bereikalingai išvaistai biudžetą. Tai optimizuojant biudžetą, tada mes juos dedam į neigiamus raktažodžius. Tai kaip jautiesi, kai pamatai tokią paskyrą Google Ads'ų, kur optimization score'as 50, tada verification notification'as iššokęs, tada kampanijos budget limited, žodžiu. Tai vat kokia būna tavo pirmoji reakcija, kai tenka tokią audituoti? Tai pirmoji reakcija būna uždaryti laptopą ir eiti arbatas pasidaryti virtuvę. O šiaip tai paskui biškį atvėsti ir tada vėl įsijungi laptopą ir tada pradedi spręsti problemas vieną po kito. Tai ką šiuo atveju darau, tai tiesiog į vieną problemą susifokusuoju. Susifokusuoju į vieną ir sprendė, ne prie kitos problemos. Dabar gal dar šiek tiek paplėtočiau tą temą tada dėl pačio skelbimų ad score'o. Tai šiaip tikrai rekomenduoju followint ten tos jų rekomenduojamas gairės ir panašiai, bet pastebėjau, kad ne visose rinkose tas ad score'as gerai veikia. Ypač Lietuvoje aš dažnai susiduriu su ta problema, arba ten Pabaltyje, jeigu skelbimus leidi Latvija, Estija, kad ad score'as, Google rekomendacijos, tos jos ne taip efektyviai veikia, ypač naujiem skelbimam. Tai gal dar reikia laiko susikalibruoti ar kažką. Tai būna dažnu atveju rodo ten poor score, nors ta prasme viskas ten ir iš vertėjų gauni ir tekstus, ir ten vaizdai pridėti, ir ten landing page'ai veikiantis latvių kalba, ten tarkim viskas atrodo gerai, bet tavo score'as ten low, žinai, būna. Ir tada ten klientai nusinti prieš paleidimą approvalą, tai sako, kodėl čia tas low score, žinai, kad čia prastai skelbimai padaryti. Nors jie tikrai nėra prastai padaryti ir tada kelių dienų bėgyje susikalibruoja tas ad score'as ir dažnu atveju būna good arba tas ten excellent. Tai svarbu jį sekti tas rekomendacijas, bet aklai netikėkite, kad jeigu rodys ten iš pat pradžių, kad jeigu rodys, kad skelbimas nėra excellent, tai nenusiminkit, pasileiskit. Tai tu čia dvi palėtei, tai yra tas ad strength, ne, ir yra optimization score. Tai ten recommendationai. Tai tie recommendationai, aš tai dažnai juos peržvelgiu, bet didžiąją dalį praleidžiu, nes jie tokius siūlo labai bendrinius dalykus, kurie, pavyzdžiui, gyventinti kitais būdais ar dar kažką. Tai jeigu turbūt jos tiesiog automatiškai visus aplaintum, o optimization score'as padidėtų tavo išlaidos, reiktų tiesiog daugiau biudžeto ar daugiau būtų rezultatų, tai klausimas. Tai aklai negali turbūt nieko
spausti tiesiog apply. Ne, faktas. Ypač šitą prasme supraskim tą, kad Google Ads interesas vis tiek yra iš reklamuotojų spausti maksimalų biudžetą. Tai ta labai gaji praktika yra, kad kas savaitę vis matai, pakelk biudžetą, bus daugiau pardavimų, ten kelk tą biudžetą ir ribų ten realiai nėra, ta prasme visą laiką limited biudžetas. Tai Google yra suinteresuotas tą, suprasime, kad nori išleisti kuo daugiau pinigų, tave skatina. Bet šioje vietoje gal keyword planneris gerai veikia, nes pavyzdžiui su mažesnės apimties specifiniais keywordais realiai tu ten gali prognozuoti, kiek bedidinsi biudžetą, konversijos procentą, vis tiek tai sako, savo to keywordu tu išleisi ten 70 eurų, gausi, žinai, ten 30 paspaudimų ir turėsi ten 5 konversijas, žinai, kiek tu biudžetą bedidinsi, prognozavimo įrankis vis tiek pakankamai gerai atsimuša nuo volumo, nuo paieškų, žinai. Čia va teko nagrinėti tą temą, kuri netrukus sprogs, tai yra šitų tvarumo ataskaitų, nes jos privalomos taps įmonėms, žinai. Tai šitas, pavyzdžiui, keywordas, tai šiuo metu tu dėk kiek nori pinigų, nuo to tu daugiau paspaudimų, žinai, neturėsi. Ir tą keyword planneris parodo puikiai, žinai. Nu čia irgi aš su the grain of salt žiūrėčiau šitą dalyką, tai 100% nedėčiau kiaušinių į tas jų rekomendacijas, vis tiek testuočiausi tuos dalykus, nes nežinau, man tie expectations irgi, kur rodo pagal biudžetą, ten jie apskaičiuoja ir kiek tu konversijų ir sulauksi ir panašiai, būna dažnu atveju, kad daugiau sulaukiam ir tada su mažesniu biudžetu. Bet čia sakau, čia labai platus dalykas ir priklauso nuo industrijos, nuo kategorijų, produktų, nišos, auditorijų ir panašiai. Turbūt case by case, nes turėjom tokį irgi nedidelį projektą su kaitavimu, kaito mokykla. Tai tos prognozės realiai pasitvirtino, nes ir biudžetas net nebuvo išnaudotas, žinai, tokį, kokį numatėm, žinai, aišku, ir trumpas ten sezonas. Tai, žodžiu, į dirbtinio intelekto pasiūlymus reikia žiūrėti su smalsumu ir atsargiai, ne? Dar nepriejom prie tų laikų, kad jau gali tiesiog perbraukti banko kortelę, spausti start ir tikėtis, kad viskas vyks kokybiškai ir nuostabiai. Taigi keliaujam prie dar vieno klausimo, tai biudžetas. Kaip gerai, tvarkingai, naudingai pasiskirstyti biudžetą tarp displėjaus, searcho, remarketingo, shopping adso, performance maxo, nes YouTube'o, nes ten jau Google Ads anksčiau buvo paprasta, ne, nusipirkai keywordą ir viskas. Dabar jau tas kanalas savyje turi tiek priemonių, tas visos priemonės turi savo specifiką, turi kaip pasiskirstyti, tai reiškia, tą biudžetą aš turiu tik vieną, ne, tai yra pinigų suma per mėnesį, pasiskaičiuojam pinigų sumą per dieną, ne, tai kokia tavo patirtis su paskirstimu ir turbūt iš pradžių galėtum plačiai apžvelgti ir galbūt pabaigoje dar kokį vieną patarimą sugeneruotum. Puikus klausimas. Biudžetas tai turbūt vienas iš tų standartinių dalykų, nuo ko prasideda strategijos tas visas kūrimas reklamos. Ir vat būtent čia tada atsimušam į tą pirmąjį kertinį pointą, kur vat būtent biudžetas ir priklauso nuo mūsų strategijos, pasirinktos lokacijos, auditorijos ir produktų dydžio. Tai taip pat susikūrus reklamos strategiją, tai jau matysime daugmaž kokios kampanijos ves srautą, tai tos top of the funnel kampanijos, tai dažnu atveju čia tada būtų YouTube'o kampanijos, Performance Max irgi labai efektyvos kampanijos, šiuo atveju tos pačios display galėtų vesti srautą. Tai top of the funnel kampanijom skirsime didžiąją dalį biudžeto, nes norėsime to pritraukti kuo daugiau srauto. Tai būtų klaidinga, jeigu remarketingui skirtume didesnėje dalį biudžeto, nebent mes kalbame apie tikrai labai didelius prekinius ženklus ir mūsų remarketingo auditorija yra tikrai plati. Tai nebent tokiais atvejais tiktų remarketingui didesnis biudžetas, bet šiaip bendrai paėmus, tai bus vis tiek pritraukti naują srautą didesnis biudžetas, tai apie kokį skaičiuokim 60, tarkim, procentų, 50 galbūt procentų. Tada apie kokį 20 procentų, 25 eitų į middle of the funnel kampanijas. Tai čia būtų tos consideration kampanijos, kur vadinu, tai
lyginam mūsų kosmetikos prekinį ženklą su kitais konkurentais ir kuo jis geresnis, tai ar ten kaina, ar ten galbūt medžiagos kažkokios organinės naudojamos, tai ten tinka tokie formatai tie patys ir PMax'as tinka, ir display kampanijos tinka, tai čia dar vis taikomės į šaltą srautą, bet jau su intencija, kad žmonės ieško rekomendacijų, kuris prekinis ženklas geriau veikia. Tai ar mūsų kosmetikos prekinis ženklas, ar konkurentų. Tai čia būtų apie kokį 25% biudžeto ir tada jau... Kokios tai būtų kampanijos? Ar labiau searcho, ar kažkokios? Display, aš sakyčiau, vaizdinės daugiau. Tai vaizdinės ta pati YouTube irgi galėtų būti, bet tada reikėtų gerai pasigalvoti patį formatą YouTube, ką gal irgi prieisim per šiandieną podcastą prie YouTube reklamų. Ir tada pačiam jau paskutiniam tą funnelio etape, tai bottom of the funnel kampanijos, tai remarketingui pasiliekam apie 20%, kažką tokio 25 biudžetą procentų. Tai čia jau taikomės į asmenis, kurie apsilankė svetainėje, tačiau nepirko, galbūt peržiūrėjo produktą, galbūt įsidėjo į krepšelį, galbūt užmiršo, galbūt, nežinau, baigėsi pinigai sąskaitai, laukia atlyginimo ir panašiai. Tai mes pakartotinai taikomės į tuos asmenis su kažkokiu geru super pasiūlymu. Tai nežinau, ar ten nuolaidos kodas ar kažką, ir tada stengiamės į juos sugrąžinti į svetainę, kad atliktų tą pirkimą. Tai čia būtų preliminariai skaičiuojant pagal procentaliai biudžetus. Tai šiaip mano manimu yra daug paprasčiau išsiskaičiuoti procentaliai biudžetą, negu imti ten dienos biudžetą. Taip pat galima biudžetą apsiskaičiuoti ir imant pagal search volume ir ten paspaudimų kainas arba peržiūrų kainas. Tai čia būtų kita ta strategija, kaip galėtume įsiskaičiuoti biudžetą. Bet tarkim, jeigu turim ten 1000 eurų per mėnesį biudžetui, tai viską tai paprastai kažkaip ir pasidalinant, tai top of the funnel ten 500 eitų, tada middle of the funnel 250 ir tada remarketingui 250 arba kokie 200 eurų. Ir tada, jeigu kalbam apie skirtingus reklamos formatus, kaip ir paminėjai, paieška, tai display, shoppingo kampanijos, PMax kampanijos, tai čia labai viskas priklauso nuo strategijos. Tai šiaip iš praktikos matome, kad Performance Max ir paieška vis dėlto efektyviausia, jeigu mes siekiam pardavimų. Tai jeigu mūsų tikslas yra pardavimai, tai tada didinčiau biudžetus šitose kampanijų tipuose, reklamos formatuose. Jeigu mūsų tikslas yra pasiekti kuo didesnę naują, šviežią auditoriją, tai turbūt rinkčiausi YouTube reklamas. Tai čia, mano manimu, yra televizorių TV reklamos alternatyva internete, pasiekti jaunesnėje kategoriją žmonių tikslinę, bet ta jaunesnė tai irgi realiai, ta prasme, žmonės ir virš 50 būna žiūri YouTube, tai jau tas gal faktorius jau irgi nebegalioja. Ir tada gaila, bet Lietuvoje shopping kampanijų mes neturim, tai čia kažkaip ir patarimo negaliu pasidalinti, tai jeigu yra shopping kampanijos, tai rekomenduočiau ir shopping kampanijom gan didesnį biudžetą, tai labai efektyvu, jeigu kalbam apie e-komerciją. Gerai, tai vat irgi praktiškai pritariai tą pačiai mano minčiai, kad jeigu, tarkim, įvedinėjai naują produktą, tai tada gali sudėti labai daug pinigų į displejų ir, tarkim, čia buvo prieš daug metų atvejis, kai kolagenas atsirado kaip naujas produktas, tai klientui buvo svarbiausia parodymai, ne? Ir jeigu ten yra 6 milijonai parodymų per mėnesį per Lietuvą, tai yra labai geras skaičius ir ten tie kliksai yra nesvarbu, nes ir ta distribucija eina per vaistinės, nėra tiesiogiai parduodama. O jeigu verslas yra mažas arba performance orientuotas čia ir dabar uždirbt pinigus, tada visus kiaušinius dedi į searchą, kur žmogus jau ieško, žino, ko nori ir ieško geriausio pasiūlymo, ne? Tai einam prie kito klausimo, tai tikslinės auditorijos ir jų efektyvumas. In-market, affinity, website visitors, jos dar gyvos, kaip jos keičiasi, jos kaip veikia, kaip tu jas panaudoji savo kasdieniam darbe. Taip, auditorijos, tai turbūt tas vienas iš core meet sudedamųjų dalių Google Ads reklamose. Tai ką ir paminėjai, tai turbūt gal trumpai perbėgant, tai in-market auditorijos, tai žmonės, kurie, tarkim, jeigu prekiaujam automobilio aksesuarais, tai in-market būtų pavyzdys, kad taikomės į žmonės, kurie turi automobilius, tarkim, kažkokie sportinių automobilių entuziastai būtų, gal taip pavadinčiau.
Tada affinity auditorijos būtų šiuo atveju, kurie aktyviai besidomi, bet jie dar nėra. Tai jie gal neturi automobilio, bet ruošiasi šiuo metu pirkti sportinį automobilį, tarkim. Tai čia būtų tie affinity arba kitaip vadinami irgi interest auditorijos. Tada website visitors, tai čia būtų tokia platesnė auditorija, tai čia ne vien website visitors galėtų būti, tai čia gal pervadinčiau į your audience, tai verslo auditorija, tai čia gali būti tiek svetainės lankytojai, tiek naujienlaiškio sąrašas galėtų būti, tiek aplikacijų kažkokie parsisiuntimai, žmonės, kurie jau parsisiuntė aplikacijas. Atliko kažkokį veiksmą, įsidėjo krepšelį, pažiūrėjau. Jo, galima siaurinti į tuos jau eventus vadinamosius. Tai čia visos tos auditorijos, kurios jau kažkokį turėjo sąlytį su prekiniu ženklu viena ar kita forma, vienoje ar kitoje platformai administruojamai. Tai tie patys socialiniai tinklai galėtų irgi būti. Ir tada custom auditorijos, tai turbūt mano vienas mėgstamiausių yra, tai jau čia pats Google Ads specialistas susiformuoja iš sudedamųjų dalių auditoriją, tai į ją įeina dažnu atveju ir tas pats affinity ir in-marketas. Žodžiu, visi trys išvardinti iki dabar topikai įeina į vieną auditoriją, tai kaip ir kombinacija iš visų trijų gaunasi. Tai mano mėgstamiausia ir efektyviausia, aš galvoju, šiuo atveju yra, tai labai mes mėgstam šitoj vietoj daryti ir ieškoti, kaip kuriam reklamos strategiją klientams, tai būtina išsigryninti artimiausius konkurentus ir ne, ten senukai nėra jūsų konkurentai, jeigu jūs prekiaujate kibirais ir ten keliais kastuvais, tai pasirinkit konkurentus, kurie yra biškiai arčiau jūsų ir tada labai svarbu išsigryninti tuos arčiausius konkurentus ir tada galime ieškoti panašių žmonių, kurie būtent lankosi jūsų konkurentų svetainėse. Tai tarkim irgi ten kažkoks kitas prekinis ženklas, jis prekiauja kastuvais ir kibirais ir tada mes taikomės į tą svetainę, tada dar pasiaurinam, ieškom panašių žmonių, kurie anksčiau jau pirkė ir dar affinity galime pridėti, kad matom tendenciją, kad tarkim vyrai daugiausia perka ten kastuvus ir kibirus. Tai tada čia gaunasi ta jau super custom audience, ką aš vadinu, tai Jeigu mūsų tikslas yra vėl grįžtų turbūt pardavimai, tai šiuo atveju matome, kad šios auditorijos veikia geriausiai. Jeigu mums reikia parodymų, kažką pranešti, naują prekinį ženklą įvesti, tai tada aš taikyčiausi šiek tiek plačiau, tai imčiau affinity, in-market, galbūt tiesiog imčiau bendrai moteris visas Lietuvos, jeigu ten kažkokį naują kalogeną įvedinėjam į Lietuvos rinką. Gerai, dar toliau galim judėti prie to, šiek tiek panagrinėjom, bet gal čia norėtųsi kažką užfiksuoti. Tai Google Ads paskyros optimizacija. Ar dar reikia čia kažką pridėti? Jo, tai čia šiek tiek jau apkalbėjom pirmoj temai, tai apie tvarkingą Google Ads paskyrą šiek tiek paliečiau optimizaciją, tai gal trumpai dar perbėgant, tai itin svarbu, gal kitaip pasuksiu. Tai kai darom auditus ir matom, kad paskutinį kartą istorijoje ten pakeitimas darytas prieš, 2 mėnesius, tai būna gaila, nes atrodo švaistomi pinigai. Kita vertus, Google taip pat siūlo automatizuotai aplayinti tas recommendations. Tai galima dalinai užstatyti, kad Google iš savęs optimizuotųsi, bet vis tiek galvoju, ne visus etapus taip gerai dar padaro, nes tada ir ten biudžetą tau išskeilins, kortelė greitai baigsis pinigai ir ten kokių raktažodžių pridės arba atims, kurių gal tu norėjai dar pasilikti. Tai periodiškai mes su komanda, tai kas savaitę dažnu atveju atliekam tas optimizacijas, tai peržiūrim raktažodžius, pasidarom naujus kažkokius testus, tai labai aktyviai testuojam auditorijas, kažkokius pasiūlymus, tai gal pasiūlymą rašom ten procentaliai, galim rašyti monetariai, tai ten eurų vertė, tarkim, sutaupyk ten 20 eurų ar kažką. Šitus dalykus apsioptimizuojam. Taip pat antraštės tekstai, biudžetą tą patį irgi optimizuojame, tai čia turbūt gal prie skeilinimo šitas prieitų dalykas.
Bet jeigu matom, kad ten vienos kampanijos prašiau performina, tai šiek tiek atimam, perdedam į geresnės kampanijas, kurios performina geriau. Taip pat toj pačioje vietoje irgi paliečiant biudžetą nerekomenduojama ten 100% didinti biudžetą, tarkim, po savaitės. Tai reikia tą proporcingai daryti, tai ta rule of thumb vadinama yra 30% biudžeto didinimas kas savaitę, tai kad algoritmas nesuplėšytų to viso biudžeto, neišdegintų, o po truputį progresyviai generuotų tos rezultatus. Tai vat tokius smulkius darbus ir pasidarom. Tai vat ir tas rekomendacijas turbūt pereinam irgi per tas optimizacijas, tai pereini, susižiūri. Jeigu nerelevant, tai tiesiog paspaudi, kad nerelevant ir viskas, arba that doesn't apply to my business. Tai ten tų opcijų pilna, bet tiesiog vat prasivalai tą, kaip sakau, butą ir lauki vėl kitos savaitės. Tai va čia gal priėjom tokią temą, kad pačiam reklamuoti, žinai, pačiam dirbti su Google Ads'ais, samdyti ten agentūrą ar freelancerę, ne? Ir pasijaučia gal turbūt skirtumai, kad kai susiduriam su verslais, kur pats žmogus įsijungia Google Ads'us, tarp kitko, ne? Tai ta paskyra būna tokia mažai gyva ir tiesiog leidžia pinigus, bet nebūtinai pasiekia rezultato. Tada jeigu dirba freelanceris, tai randam tokią tvarką ir netvarką vienoje vietoje, ne? Tai bent jau aš ką darau, pirmas dalykas, kai atsidarau naują Google Ads'ų paskyrą, tai einu į Tools, Conversions ir žiūriu, kas ten yra, ne? Ar ten išvis kažkas yra ir jeigu yra, tai kas. Tai čia labai svarbi dalis, ko pavyzdžiui dažnai freelanceriai ir nesusitvarko, nes galbūt pritrūksta tag managerio ar analytics ir Google Ads'ų techninių žinių, ne? Ir kitas dalykas, jeigu tenka perimti paskyrą, su kuria dirbo kita agentūra, tai irgi tenka susidurti, kad, pavyzdžiui, būna neįdiegtas konversijų sekimas, nes, tarkim, ta agentūra yra labiau brandingo, idėjų, o ne performanso ir neorientuota į pardavimus. Tai turbūt kiekvienam verslui verta pasvarstyti, bet aš tai visada sakau, jeigu turi viduje resursą arba pats nori gilintis ir tikrai skirsim tą laiko, tai geriausia yra daryti pačiam, nes tu žinai savo nišą, savo keywordus, kas parduoda, bet tam ką tu ką tik pasakei, kad optimizavimas mažiausiai turėtų vykti kas savaitę, norint iš to kanalo gauti geriausią rezultatą. Ne? Tai dar čia, ta prasme, kas savaitę tai pakankamai didelis įsipareigojimas. Bet čia gan retai, ta prasme, su dideliais biudžetais tai realiai reikėtų kas 3 minimum dienas daryti, tai čia minimum, nes ta prasme, ten jeigu leidi į dieną, gal į mėnesį, tarkim, ten 10 000, jeigu eurų leidi biudžetą, tai tokį jau biudžetą reikėtų jau minimum kas 3 dienas optimizuoti. Ta prasme, reklamas. Tai vat, kažkaip dabar rinkoje yra labai daug įvairių labai mokymų, ne? Ir paskui paskelbi darbo skelbimą, kad ieškai PPC specialisto ir gauni krūvą CV žmonių, kurie baigia kursus, krūvą kursų. Bet aš iškart užsiėmu už galvos ir prisimenu savo patirtį su studentais, realiai, kai duodi jiem reklamuoti su tikru biudžetu, tikrą e-shopą, tai dažniausiai jie užstringa elementariuose dalykuose. Pavyzdžiui, kažkos paskyra su kažko nesusieta, kažkokių teisių neturi. Įvedė kažkokį kreivą keywordą, kuris visiškai neturi paieškų ir mes po savaitės turim aptarti rezultatus, atsidarom paskyrą ir ten nieko, nulis, žinai. Va čia turbūt gal mano patarimas tiem žmonėm, kurie nori ateiti kaip specialistai į šitą rinką, pasimkit savo kažkokį tais reklamuokit dalyką giminaičių, draugų ar kažką ir išleiskit bent tą 100 eurų, kad susidurtumėt su tais dalykais, nes taip atrodo dabar dirbtinio intelekto eroje, kad skaitmeninis marketingas yra toks flow, kad viskas plaukia vieno mygtuko paspaudimu ir yra intuityvu, bet dėja ne, yra stringama ne ant reklamos paleidimo, net ant paskyros paleidimo, ne? Tai va čia gal toks nukrypimas truputį į šoną ir grįžtant į pagrindinę temą, tai B2C ir B2B Google Ads strategijos. Skirtumai, ne? Tai jo, iš esmės, čia dar juos mes galim praplėsti, ne? Nes B2C tai gali būti e-shopas leadsai, B2B gali būti irgi, gali būti e-shopas ir leadsai, aišku, pagrindė leadsai. Bet jo, šiuo atveju vis tiek turbūt taip generalizuojant dvi pusės stovyklų, tai B2C būtų vis tiek daugiau e-komercija ir sufokusuoti į pardavimus, o B2B tai būtų daugiau į tą leadsų generavimą.
neinant į tas smulkmenas kažkokias, taip paimant 2 stovyklas. Tai turbūt tie pagrindiniai skirtumai reklamos Google Ads strategijos būtų auditorijos. Tai B2C fokusuojamės daugiau į bendresnę auditoriją žmonių, kurie bet kokias profesijas užima, ta prasme, mes labai nesiaurinam tos auditorijos. Tai tą mūsų kosmetiką gali pirkti, yra tiek ir pati vyriška kosmetika, tie patys vyrai gali pirkti, moterys, nežinau, moteris besidažintis lūpas, ten kosmetika veidui ir įvairiai, tai tas labai platus dalykas, o B2B tai vis tiek jau mes daugiau fokusuojamės į verslą, tai vadybininkai. Kosmetikos didmena, ne? Didmena, kosmetikos didmena, jo tiekimas. Tai būtų verslas kažkoks, galbūt vadybininkai, kaip ir minėjau, aukštesnio rango pozicijas užimantys žmonės, tie žmonės, kurie jau priiminėja sprendimus realiai. Tai nesakau, kad blogai pataikyti ir ten marketingo specialistą, tai jis gali atsinešti tą žinutę irgi iki to sprendimus priėmimo žmogaus, bet aišku, ta grandinė užtruks ilgiau. Tai va dabar turbūt paliečiau irgi šitą pardavimo proceso grandinę, tai B2C versluose jį būna dažnu atveju labai trumpa. Pirko produktą, įsidėjo į krepšelį, nupirko produktą, išėjo iš e-shop'o ir viskas pamiršo, jeigu nėra kažkokios loyalty programos realiai. O B2B jau pardavimo procesas dažnu atveju būna daug ilgesnis, tai nežinau, tarkim, pardavinėjom kažkokį traktorių, kurio vertė yra gan didesnė rinkoje ir nuo to etapo, kaip jis pamatė reklamą internete, tarkim, display reklamą Google Ads'uose, tai tas procesas užtruks ilgiau pardavimo. Tai jis galbūt susiskambins su ta įmonė parduodančia tą techniką, pasidarys appointmentą vizitui, pravažiuos su tą techniką, išsiklausinės viską, išsiklausinės artimosios aplinkos, nes tikriausiai tarp kitų ūkininkų irgi yra kažkokie gandai ir panašiai apie techniką, reputaciją ir panašiai. Ir tada galiausiai gal po kokio mėnesio tada jau priims sprendimą nusipirkti, nes vis tiek, pripažinkim, ta prasme, ten 30-40 tūkstančių nesimėto vienoje vietoje ir ta prasme tokiem sprendimam reikia šiek tiek ilgiau laiko pagalvoti, ar pirkti, ar tau tikrai reikia to dalyko. Tai galbūt čia galima paliesti tą, kad B2B vis tiek šalia turės būti pardavimų vadybininkas, kuris kontaktuos ir tikslas yra leadsas ir čia galima prieiti prie šito klausimo. Taip, tai reiškia, ar man įdėti ten tos 500 eurų ar 1000 į Google Ads'us, ar geriau skirti bonusą mano pardavimo vadybininkam arba priimti dar vieną, ne? Tai turbūt atsakymas labai paprastas, kad jeigu esi stiprus B2B pardavimo kanale ir turi savo pardavimų komandą, bet tau vis tiek reikia žinomumo, matomumo ir būti šalia konkurentų arba virš jų ir nori, kad tavo tikslinė auditorija tave žinotų ir tavo pardavimų vadybininkui būtų lengviau kontaktuoti, tai vis tiek tu turi vaidentis ir matytis, ne? Tai iš B2B komunikacijos, reiškia, pagrindinis bus matavimo dalykas, tai turbūt net ne tik leadsas, bet ir jo kokybė, nes gali būti užklausų labai mažai, bet jeigu viena užklausa, jos vertė yra per kelis metus, kelius šimtai tūkstančių, tai vienas skambutis, ne, arba vienas e-mailas reklamos dėka gali būti labai, labai stiprus dalykas, bet tada reikia turbūt viduj tą procesą kažkaip susijęti, ne, suprasti, kaip viskas vyksta. Tai galim iš to sakyti, kad Google Ads tinka tiek B2B, tiek B2C, tiesiog galim iš esmės skiriasi, ne, pats procesas jau iš įmonės vidaus. Ne? Nu ir toliau turbūt keliaujam populiari tokia tema, kurią šiek tiek jau palėtėm, tai searchas ir displejus, ne, kada kurį naudoti. Tai manau, kad galim turbūt stipriai ir nesiplėst, kad searchas labai gerai veikia, kai žmogus jau žino, ko ieško, o displejus, kai mes norim įvesti kažką naujo arba parodyti, kad kažką naujo turim supažindinti, ne, ir galim keliauti prie kito klausimo. Efektyvus remarketingas. Tai kaip manai, reikia ten paskui 10 metų tą žmogų persekioti, ar būtinai sukurti kitą pasiūlymą, kitą landing page su saldainiu kažkokiu, ar verta rodyti tą barzdaskutę žmogui, kurią jisai matė tame šope, nors jis galbūt jau ją nusipirko kitur, žinai, mėnesį laiko, ar įjungti tik tai 7 dienom ir pasiūlyti saldainį, žinai, kokios tavo
patirtis. Jo, remarketingas, tai čia dažnu atveju irgi būna dvi stovyklos specialistų, tai arba visi dievina ir sako, kodėl tu neturi remarketingo savo strategijai, nors kai kuriem verslam gal jo net ir nereikia, o kiti sako, kad mes galim pardavimus sugeneruoti ir be remarketingo. Tai abi stovyklos pusės irgi teisios, nes nuo to priklausys ir kita strategija. Tai turbūt dar šiek tiek sugrįžtant, tai greitai perbėgu, kas tas yra remarketingas, tai gal ir paminėjom, nežinau, bet remarketingas yra tai taikomės, kuomet su reklamomis taikomės į jau svetainėje apsilankiusius, tačiau nepirkusius asmenis, su tikslu juos grąžinti atgal ir atlikti tą pirkimą, ko mes ir tikimės. Tai turbūt tam efektyviam remarketingui reikėtų apgalvoti kelis dalykus, koks mūsų tikslas yra. Tai ar mes norime čia ir dabar, kad jis nupirktų, arba galbūt mes naudojam remarketingą kaip loyalty sistemą. Tai ta prasme, tada jeigu mūsų remarketingas yra kaip loyalty sistema, kad vis mes kažkiek laiko jam primenam, kad vis dar egzistuoja čia mūsų tie lūpdažiai ir kosmetika kita, tai mes galim ir jam ir po pusę metų atsiųsti tą remarketingo, ar dar vis nepamiršai mumis ir ten duoti kažkokią nuolaidą 10%. Jeigu mes norime aktyviai čia ir dabar tada parduoti, tada reikėtų daugiau fokusuotis į, kaip vadinu, 30 dienų window. Tai galima aišku siaurinti 14, 7 dienų. Tai labai viskas gražiai per pusę dalinasi. Tai net ne 30, o 28, man rodos, reikėtų imti ir tada gaunasi 14 dienų galima siaurinti auditoriją, kas apsilankė svetainėje, ir 7 dienų. Tai čia karščiausia tai yra. Tai realiai tai čia itin gerai veikia, jeigu prekinis ženklas yra gan didesnis, tai srautas gan didelis. Tada mes per 7 dienas, jeigu surenkam, tarkim, kokius 5000 kažkokių add to cart eventų įsidėjimų į krepšelį, tai tada 7 dienų būtų puikus. Jeigu tas skaičius mažėja, tai automatiškai tada mūsų laiko tarpas ilgėja. Tai jeigu ten 1000 į krepšelį įsidėjo, bet nepirko, tada 14 dienų imti, ir ten jeigu 30 dienų, tai jau ten mažiausia, tai nežinau, 500, 200 žmonių. Testavimas. Jo. Ir labai svarbu irgi turbūt remarketingė būtų ekskludinti jau nusipirkusius. Turbūt nenorėtum gauti iš karto reklamos, kai tik nusipirkai barzdaskutę, kad tu dar pirk antrą. Čia svarbus momentas. Kokias, žinai, ar naudoji kampanijų skeilinimo taktikas? Gal reikia dar šitą žodį pakonkretinti, ką tu turi omeny skeilinti? Jo, skeilinimas, tai čia prie testavimo turbūt prieitų Google Ads reklaminių kampanijų. Tai kas savaitę, kaip optimizuojam skelbimus, kampanijas, reklamos grupės, matom, kurie skelbimai geriau veikia, kurie blogiau, juos automatiškai užpozinam. Tai niekada nerekomenduoju deletinti iš tikrųjų, nes pastebiu tą, kad kiti deletina, nes būna, ta prasme, dėl istorinės duomenų ir galbūt ateityje kažkas pasikeis ir galbūt norėsi vėl enablinti tą kampaniją, tai visą laiką pozinkit geriau negu deletinkit. Tai čia offside, biški mintis nukrypo. Tai dar prie šitos minties, tai iš esmės, kai editini skelbimą, dingsta jo istorija. Ne visi. Tai būdavo anksčiau. Tai tikiuosi dabar to nebėra ir galima drąsiau pakeisti vieną raidę ar žodį. Jo. Tai dabar tik tas išliko su dinaminiam paieškos reklamom, tai kur AI ieško srauto. Tai su tom kampanijom yra, kad jeigu tu paeditini, tai sukuria kaip nauja ir tada nebelieka tos istorijos. Tai dar yra tas ir aš labai nesuprantu, kodėl taip yra, kad panaikina tą istoriją ir kelis kartus. Ir su raktažodžiais dar tas pats irgi yra. Tai jeigu raktažodį, tą patį raktažodį, jeigu iš phrase match į broad matchą padarai, tai dingsta istorija, tai taip nedarykit. Bet sugrįžtant prie kampanijų skeilinimo taktikos, tai jau kelis dalykus pasiminėjau, tai kas savaitę atliekam tas optimizacijas ir matom, kurios kampanijos skelbimai geriau veikia, tai mes automatiškai norim išspausti daugiausia sulčių, kiek galima iš jos maksimizuojant rezultatus. Tai čia ir yra tas skeilinimas, kad praplėsti kampanijas, kad dar generuotų daugiau srauto, daugiau biudžeto ir panašiai. Tai kaip galima skeilintas kampanijas? Tai raktažodžių plėtimas vienas iš pirmųjų būdų. Tai va, ką ir minėjau, tai jeigu mes jau pradedam nuo broad matcho, tai jau mes skeilinti nebegalim to dalyko. Tai realiai nuo phrase matcho, tada mes galim bandyti broad match, jeigu žiauriai gerai veikia ta kampanija, tada šaunam į broad match. Tai čia būtų raktažodžių plėtimas. Tikslinės auditorijos plėtimas. Tai čia automatiškai
tas galim kaip pagal demografiją, tarkim, jeigu taikėmės į moteris 25 ir 50 metų, tai galim didinti tą auditoriją. Tai nuo 18 taikomės iki 5 ar kažką tokio. Tai auditorijos plėtimas. Biudžeto didinimas. Tai šiek tiek irgi užsiminiau šitą, tai per daug neskubėkite su to biudžeto didinimu. Kas savaitę po 30% is the rule of thumb. Tai toks gerosios praktikos patarimas. Ir tada lokacijos didinimas. Lokacijos didinimas tai irgi savaime suprantama, tai jeigu ten taikomės pagal spindulį, ten vietoj 50 km galime 100 dėti ir panašiai. Ir dar vienas visiškai paskutinis yra, tai kampanijų dublikavimas. Tiesa, kaip tu ir sakai, paskui gali pradėti konkuruoti tarp savęs, bet dažnu atveju tas veikia, jeigu turim labai didelius biudžetus, tai dublikuojant kampanijas irgi jau esančias galima skelinti. Gal būtų svarbus momentas, kad nedaryti kažkokių didesnių pakeitimų su biudžetais, su kampanijom, su keywordais kiekvieną dieną, nes algoritmas tiesiog nespės įsivažiuoti ir panaudoti. Jo, tai va čia iš kur ateina tas savaitinis optimizavimas paskyrų, nes pats Google irgi sako, jeigu nemeluoju, tai kad 7-14 dienų užtrunka, kol susivaikšto tas algoritmas tvarkingai. Tai Facebook adsuose biškai tas paprašiau matoma, tai ten rašo learning still status, learning phase, tą turi išeiti vadinamai, tai tada jau ten skelbimai ranina pilnu efektyvimu. Google taip pat rodo statusą, bet ten rodo iš kitos pusės, tai ar eligible, ar ta prasme gali ranint, ar limited ir dėl ko negali ranint pilnu efektyvumu, bet nėra, mano žiniomis nėra tokio statuso, kad dar learning phases, tipo, kad mokinasi algoritmas. Gerai, judam toliau. Tai Google Ads reklamos metrikos ir tikslų siekimas. Jo, tai čia gan itin svarbus ir turbūt irgi skirtingai nuo specialisto dažnu atveju jie turi savo meniu pasiruošę, kokias metrikas seks ir ką su jos valgys. Tai šiuo atveju turbūt vis tiek mano patarimas tai būtų, daugiausiai dirbam su e-komercija, tai mums labiausia svarbu ROAS arba ROI, tai tas vadinamas. Tai ROAS tai yra Return on Ad Spendas, tai jeigu investuojame 1000 eurų į reklamą ir tikimės 4000 eurų pajamų per mėnesį, tai tada mūsų ROAS yra 4. Tai kuo didesnis ROAS, to automatiškai mums geriau. Kuo skiriasi ROI, tai Return on Investment nuo ROAS. Tai Return on Investment yra, kuomet imam, kiek išleidom į reklamą, tai tą patį 1000, bet jau kiek sugeneruota nebe pajamas imam, o jau patį uždarbį. Tai čia toks biški griežtesnis yra matavimo būdas, specialistai jo nelabai mėgsta. Bet... Gal nelabai ir prie tų duomenų prieini, nes reikia tada prekių savikainą žinoti. Jo, ir ne visą laiką dar verslai dalinasi tą informaciją, tai tas labai teisingai irgi paminėta. Tai tada jau, jeigu 1000 išleidom per mėnesį į reklamą, 2000 ROI sugeneravom, tai būtų mūsų ROI 2. Tai čia turbūt tos pagrindinės metrikos, į kurias fokusuojasi aš ir mano komanda, nes ta prasme čia daug ką ir pasako, ar toliau bus leidžiami skelbimai ar ne. Jeigu neatsiperka reklamos, tada negeneruoja pardavimų, tada automatiškai nėra gal efektyvu tas kanalas. Tada prie ROAS-o yra tos, kaip vadinu, savaitinės metrikos, tai jas žiūrim optimizuojant dažnu atveju skelbimus. Taip pat pateikėme ir ataskaitoje, jas sveika teikti ataskaitoje, bet daugiau jos vis tiek sufokusuotos optimizuoti skelbimus, sustabdyti, kažką naujo įsileisti ir panašiai. Tai čia būtų cost per conversion, tai kiek mums kainuoja vienas tas pardavimas šiuo atveju, jeigu mes taikomės pardavimų. Tai geroji praktika, jeigu ten kažkokia kosmetika iki 100 eurų, tarkim, tai čia 30 eurų jau būtų riba per pirkimą, taip fokusuotis, o kas mažiau jau būtų geriau, aišku, bet būna kas daugiau, tai tada reikėtų kažką keisti, optimizuoti. Tada kita metrika gan irgi svarbi, tai conversion rate'as, tai procentali metrika, kuri parodo kiek procentų konvertavo iš paspaudusių ant reklamos, tai dažnu atveju 5-6%, kažkas tokio būna gan neblogai iš tikrųjų, bet kas daugiau, tas žinoma geriau. CTR'as
tai yra dabar, nežinau, kaip click-through rate'as, man rodos, verčiasi. Tai, Arba lietuviškai PR paspaudimų rodikliai. Jau galvojau, čia kokią agentūrą reklamuosi PR. Tai CTR'as matuojamas procentaliai pagal paspaudimų kiekį, atsižvelgiant į kiek skelbimai buvo parodyti. Tai kuo didesnis CTR'as, tuo mūsų skelbimai yra aktualesnė auditorijai, kuriai rodom. Tai geroji praktika Lietuvoje minimum virš 10 turėtų būti CTR'as. Kitose užsienio rinkose 10 CTR šiaip yra challenging pasiekti, arba labai siaurai tada turi šaudyti, arba ten žiauriai geras pasiūlymas. Ir kas virš 10 yra gerai, kas mažiau nei 10 reikėtų optimizuoti. Čia gal palies, kad skiriasi labai displėjaus ir search'as CTR'as, visiškai ten kiti dalykai. Jo, nuo reklamos formato taip labai priklauso, tai aš čia daugiau turbūt kalbu iš paieškos formato. Tai displėjus, tai aišku, ten 5-6 tai jau gan neblogai, iš tikrųjų tikrai yra. Šiaip būna displėjus, jeigu iki 1%, tai tikrai prastai CTR'as. Ir tada, dar vis daugelis mėgsta tą CPC, tai paspaudimo kainą matuoti kaip metriką. Man iš tikrųjų ji nėra aktuali, ta prasme, jeigu mes generuojam pardavimus, tai gali man paspaudimas ir 5 centų kainuoti. Ta prasme, jeigu klientas yra patenkintas, rezultatų sugeneruojam pardavimus. Gali ir 5 eurus kainuoti. Jo, tai čia apie užsienio rinkas, tai ten į kosmosą jau gali šaut. Bet jeigu generuojam pardavimus ir klientas yra patenkintas, tai man tikrai nėra rodiklis, kad ten tie mūsų skelbimai yra blogi. Aišku. Tai kad ir Lietuvoje iki 2 eurų paspaudimas kai kuriuose dalykuose. Jo, Lietuvoje aš dabar neatsimenu gal taip konkrečiai. Su paslaugom šiai B2B būna ilgiau tas dalykas. Mūsų laikas eina visai į pabaigą ir turim dar kelis trumpus klausimus. Tai greitai tada prabėkim YouTube reklamų patirtis tavo. Jo, tai kaip ir minėjau anksčiau, tai YouTube adsai tai man yra vis dėlto kaip teliko reklamos alternatyvos, TV reklamos alternatyva. Tai čia jeigu jau prekinis ženklas leidžia TV reklamas ir nori išplėsti auditoriją, tai tada kviečiu visą laiką į YouTube reklamą sufokusuotis. Ir YouTube siūlo daug skirtingų formatų, kaip pasiekti savo auditoriją. Tai yra keli pagrindiniai jų, tai non-skippable, tai iki 15 sekundžių video reklama, tai dažnu atveju šis formatas itin efektyvus yra, jeigu taikomės į kažkokius pasiūlymus, tarkim, ten top spalio kosmetikos produktai. Ir tipo iki 15 minučių ten 10 kokį produktų būna sudėti. Tai labai efektyvus toks formatas būna. Skippable reklamos, tai jau čia jos nėra limituotos pagal laiką. Dažnu atveju čia tinka brand awareness tipo reklamoms, tai kad pranešti apie naują, ten nežinau, kažkokį automobilio modelį ar kažką, tai ten gali būti jau filmukas, minutės ir virš. Taip pat skippable formatas gan populiarus organiniam ryčiui boostint tiem pačiam podcastam, kažkokiem pokalbiam ir panašiai, tai gali būti net ir 15 minučių kažkokio pokalbio formatas, tai skippable gan naudojamas. Tada yra bumperio reklamos, tai 5 sekundžių jos trumpos, tai pagauna greitai ir paleidžia, tai čia reikėtų iš karto fokusuoti su pasiūlymu kažkokiu, tarkim, čia labai efektyvu tuos per didžiasias šventės metų, Black Friday, Kalėdos ir panašiai, 5 sekundžių, kad daug ir dažnai. Tada yra tos sequence reklamos, per kurias mes papasakojam istoriją kažkokią ilgesnę, tai gali būti sequence ten 4 kažkokios reklamos po ten 10 sekundžių ir jas rodom tam pačiam asmeniui skirtingais laikais, kad papasakoti visą istoriją, tai galėtų, tarkim, iš 3 formatų YouTube reklama susidėti iš 3 skirtingų video. Tai pirmas video galėtų papasakoti, kad naujas automobilis išėjo į rinką, antrą video tą patį tam pačiam vartotojui rodom jau su kokiais featureais tas automobilis yra, ten nežinau, panelės, LCD ekranai, visokie valdymas vairo ir ten panašiai kitam lygiai. Ir tada jau paskutinis video būtų pakviesti į pravažiavimui, tarkim, tai
iš tokių 3 video susidarytų bendra reklama, kurią rodytume tam pačiam vartotojui. Ir tada in-feed adsai, tai vieni iš geriausių formatų yra organiniam video turiniui boostint. Tai jeigu turim tą patį podcastą YouTube, tai tada in-feed adsai vienas iš geriausių yra, nes organiniu būdu tada potencialiam žiūrovui mes feed'e YouTube rodom jam tą reklamą ir pažiūrėk čia podcastą tarp kitų panašių. Tai realiai, ta prasme, čia panašiai veikia kaip paieškos skelbimas tarp kitų panašių, išmetam aukščiau tiesiog į viršų. Nu, puiku, klausyk, daug galimybių, daug variantų, nereikia užsistoti ties vienu ten bumperiu, ne 5 sekundžių. Taigi, kaip sukurti tą tobulą Google Ads reklamos skelbimą? Jo, šitą irgi gan palėtėm šiek tiek anksčiau temą. Tai Google Ads paieškos skelbimais gan efektyvus stil, tai turbūt visi norim juos optimizuoti ir sukurti kaip įmanoma efektyviau. Tai visų pirma, atsižvelkite į kampanijos struktūrą ir pagrindinius jos nustatymus. Tai kaip ir minėjau, ten lokacijos pasirinkimai, paskui networkai. Taip pat, jeigu norite sutaupyti biudžeto, tai leiskite reklamas search network, tai display network dažnu atveju nėra labai efektyvu, nebent mes norim išplėsti tą auditoriją. Taip pat ad groups lygių mes irgi gan palėtėm, kad suskirstykite į skirtingus produktus paieškos skelbimus. Čia tu dabar labiau apie tą techniką, valdymą, bet apie patį skelbimą, pačią žinutę, gal turbūt šitas klausimas orientuotas. Jo, tai jeigu apie pačius skelbimus, tai itin svarbu skelbimo lygmeniu atitinkamus landing pages sudėlioti į produktų kategorijas arba į patį produktą, tai jau čia reikėtų irgi testuotis, žiūrėti, kokie landing page'ai veikia geriausiai. Taip pat rekomenduoju tikrai išnaudoti visus leidžiamus laukus. Tai labai gaila būna, kaip specialistai rašina su setupinimu ir vietoj visų maksimalių, dabar net nežinau, kiek ten 15 ar kiek galima tų antraščių, būna 5 tik tais, minimaliai padaryta, kad tiesiog pasileis tą skelbimą. Tai ta prasme, tu leidi pinigus ir tu automatiškai neišnaudoji visų galimybių. Tai šitą dalyką itin svarbu susižiūrėti ir tada aprašymai irgi visus išnaudokit, tai išnaudokit visą tą royalty space, kaip aš vadinu. Taip pat apie copywritingą, jeigu pridėti kelias mintis, tai naudokite prekinį ženklą kaip įmanoma daugiau. Taip, čia žinau, sakysit, kad blokuoja ten skelbimus, bet ne visą laiką juos blokuoja. Jeigu blokuoja, visą laiką galima kreiptis į supportą ir sakyti, kad, ta prasme, galima juos naudoti. Tada skaičius įtraukite į copy savo, tai čia pasiūlymas tas pagrindinis su nuolaidos kodu, kažkokio galbūt akcija, procentalė. Žodžiu, pasiūlyti naudą vartotojui. Ir dar vienas itin svarbus yra irgi naudokite extensionus. Tai čia plėtiniai tie vadinami, tai structure snippets, site linkai, call extensionai, logo business extensionai, vaizdų extensionai. Ir mano mėgstamiausias turbūt yra tai promotion dabar, tai kur rašo pasiūlymą tą pagrindinį, tai ten 20% veido kosmetikai šį mėnesį. Aš dar turiu vieną klausimą, bet jis yra pakankamai platus, todėl pasiliksim, manau, jį kitam kartui. Tai, mėly klausytojai, sekit mus ir rasit įdomią informaciją. Tai turim daug patirties su Performance Max. Jis yra sąlyginai naujas ir turi daug privalumų ir trūkumų. Ir šitas klausimas labai platus, todėl palikim smalsumui mūsų klausytojams domėtis patiem ir toliau klausyti mūsų. Tai todėl jo šiandien nepaliečiam. Ir dabar paskutinis klausimas tau. Tai kadangi išleidi praktiškai per mėnesį tiek pinigų reklamai klientų projektam, kiek kainuoja vieno kambario butas, tai ką patartum verslams, įmonėms, kokį vieną dalyką, jeigu jau nusprendžia investuoti į Google Ads? Galvojau, kad paklausiu šito, tai jeigu nori vieną sakinio, kur fokusuotis, tai turėkit aiškią viziją, turėkit tikslus, lūkesčius, ko jūs tikitės iš tos reklamos
ir kaip juos pamatuosit. Ir visą kitą pasieksit jau specialistų pagalbą. Ačiū, manau tikrai buvo labai įdomu ir naudinga ir susitiksime kituose kartuose. Ačiū, iki sekančio. Ačiū, kad iki galo išklausai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu laukia išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.